Nu ką, labą rytą žydrų ekranų gerbėjai. Sveikinu įsijungus pramoginę kulinarinę laidą apie gamtą. Nepasikrauk malkų. Ir aš jos vedėjas Marius. Ką, kimbam į darbus, senokai jau buvau kamerą įsitraukęs. Pasilgau pafilmuoti jums parodyti savo darbus. Tai va, šiandien kimbam, porą trejetą dienų pasivažinėsim, pasifilmuosim, tai tikrai. Tai va, truputėlį bus kontento dabar. Jau varysiu su mediena po lentpjūves, tai ir jums parodysiu. Pasivažinėsim, pabuksuosim, pasižiūrėsim. Šiaip jau šitą savaitę, kai dirbu, tai orai visai nieko tokie, drėgna, lapkritis, bet gyvent galima. Prieš tai gal buvo, prieš 2 savaitės, kai žiauriai lijo, tada tai buvo prasta, aš vilkikus tada kroviau, tai privargau, atvirai sakant, ten buvo žiauru. O dabar kaip ir nieko, jau apsitaisė. Aišku, ten didelės, ten visas šiknas nelendi, bet tie pagrindiniai keliai, tai viskas normaliai, viskas ok, važiuoju, pravažiuoju, gut, super. Tai va, ką, šildo motorą ir kimbam į darbus. Galim judėti. Ir pirmoji mūsų stotelė bus Tauragė. Šiandien darbuosiuos Tauragės regione. Reikės iš Šilalę nuvežti medieną. Ir toks vat planas. Bent šiandien rytoj gal irgi dasibaigsiu kiekius. Ir tada gal link Telšių kažkur ten pervažiuosim. Vienu žodžiu, kažkas tokio. Taip, dar gerai kamščio nėra. Tai yra šansų išvažiuoti anksčiau. Opa. Ką, tada lekiam. Reikėčiau nuo Tauragės link Šilalės kažkur išvažiavus. Tenai mediena bus susandėliuota ir ten krausimės. Lekiam tada. Tamsu nelabai jums net yra ką parodyti. Laikas pasisukęs. Prašvinta jau gerokai apie 8. Vakare anksti sutemsta. Vienu žodžiu, smagumai. Laukiam kalėdų ir vėl ateinančių ilgesnių dienų. Nedaug liko, ką už gero mėnesiuko šventės. Ir vėl gamta suksis atgal į gerąją pusę. Dar aišku, kaži kokia žiema nusimato, nes sinoptikai čia vieni sako, kad bus žiauriai šalta, kiti, kad čia lapkritis labai šiltas. Iš tikrųjų, kol kas tai žiauriai šiltas. Su Šūlijos prognozėm baigiam intro. Važiuojam darbuotis, tada sustiksim jau Tauragėj. Tauragė pasiekta. Tai va, mums reikia link Šilalės pasisukti. Visą rytą toks rūkas, drėgmė. Bet nieko, atvažiavom ramiai, be cirko. Reikės eiti, sustosiu apsižiūrėti, kaip situacija sandėliai, sakė, kažkur ten pravažiavus, turi būti apsisukimas, bet ten viskas šalia kelio, gal reikės išlipti, eiti apsidairyti nežinomą vietą, kad neprisirveikti reikalų. O, da čia nevažiavau, žiedas naujai padarytas, čia kažkaip pavažiavimą padarė, kiek žinau, bet dar netekė važiuoti. Čia neišvartyti. Varom iki sandėlio, žiūrėsim, kaip ten seksis. Dabar būt gerai nepralėkt. Kažkur čia išvažiavus iš miesto turėtų būt. Šiaip paprastai, jeigu orai geri, tai Tauragės regione keliai labai geri būna. Tikrai pravažiuojam, išvažiuojame nuo senų laikų. Labai superiniai, platus, tiesus. Va čia va. Lempių susto draudžiamas ženklas. Man atrodo, kad čia. Jo. Lyg ir čia. Lempių reikia pasiskambinti. Bet sakyčiau čia, sukam iš karto. Ai matau štabelį ten aukštą ir miškininkai jau laukia.
Tai va, o kaip gerai pataikėm. Kelias geras. Reikia pasiklaus, kur čia apsisukt. Sakau, va, pažiūrėkit, iškirsta beržė, kaip puikiai padaryta. Viskas sutvarkyta. Čia nieko nėra. Važiuojam, apsisuksim kažkur. Tai va, man šitą štabelį reik šiandien suvežti. Važiuojam apsisukt. Ką tik sakiau, kad viskas puikiai. Pasirodo, taip ir yra. Tikėkimės, taip ir bus. Suktis gal čia. Žiūrim, ar čia hebrus. Nu, lyg ir čia, bet blemba čia posiaurį. Reik pasiskambint, pasiklaust. Nu, va, šita va sankryža turbūt bus. Pažiūrėkit, kaip plačiai gerai padaryta. Eina savo. Jo, čia, nu ką. Stumiam, tada atbulom ir apsisuksim. Opa. Turėtų čia būt įsijungt blokiruotis. Ir varom. Plačiai čia viskas. Labai gerai. Tai va, tuo man ir patinka Tauragė, kad čia prižiūri kelius. Bent jau, nu, kai su vilkikais važiuoja, tai kitaip. Kai dirbau, tai ten jau labiau jų bėda, kad jie nepritaikyti miškam, bet, pavyzdžiui, kas liečia miškovežius, tai tikrai labai gerai Tauragėj. Nėra ko skūstis. Aišku, čia posūkis biški minkštas, bet turėčiau pravažiuoti. Jau čia prisisukiota. Bandom. Nu va, ir išlipom, viskas gut. Galim lėkti. Pasižiūrėsit, kaip kranu mojuoju. Šiaip super šitas Palfinger kranas TL12. Žiauriai geras, patinka dirbti. Greitas, galingas. Inkiliukas patogus. Tu pasaka. Taip, va, jo, šitą ir pradėsim. Reikia kažkur stot, nes reikės biškį pasirušiuoti. Blogesnius į vieną vešiu fabriką, geresnius į kitą. Tai va, ką. Stojam, jungiam siurblį, duodam gazą ir dirbam. Taip, va, sustosiu, kad matyti. Pasidėti kažkur, kad išeitų.
nusimetėm. Galim judėti. Idealiau nesugalvočiau. Palei pat asfaltą. Super apsisukimas. Kelias nei buksuot niekas, sakau, pasaka. Lemba, rūkas nieko nesimato. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Lemba, taigi važiuok, nu. Judam. Ką, traukiu iki lentpjūvės, ne per toliausia čia. Įsikraunu ir varom atgal. Tai va, čia dar 2 reisai šit turėtų tikrai gautis. Dar reikia, dar iš kažkur, kažkiek šiandien suvešiu, kažkiek rytoj. Kelionės tikslas beveik pasiektas. Nersim įsikraut ir grįšiu į tą patį sandėlį. Oras toks va, jau įsidienojo kiek 9:30, tai biški jau šviesiau, taip rūkas užtraukta, nieko nesimato, nu vienu žodžiu. Lengvi darbeliai čia šiandien tokie. Po tų vilkikų krovimo biški atsipūsiu nuo lėkimo tokio išprotėjusio, kai varai. Nu vienu žodžiu, ant įtampos čia biški. Gal tų darbų kaip ir daugiau, bet jie ištęsti laike labiau. Ką, nusimetam, gal iškraus netgi ir grįšim atgalios. Nu ką, įsikroviau. Neįsikrovau, tiksliau iškrovė. Viena geriausia įmonė Lietuvoje, čia Šilalės mediena. Dvarai, va, op, visą gerą, ant kulną išvažiuoju. Super, gyriau ir girsiu, kas liečia šitą reikalą įsikrovimo. Nežinau kaip pasikrovimuose, hebrai, bet mus tai greitai aptarnauja. Tai va, super. Varau antrą reisą, ten pat važiuojam, apsisuksim, pasikrausim, ten dar taip man iš akies 2 miškovežiai likę. Tai va, juos nusivešim. Ir viskas. Įvarysim kažkur kitur. Nežinau, šiandien 2 tikrai dar spėsiu. Gal kokius dar 4 suvešiu reisus, dar plius. Tai va, matysim. Vieną žodžiu. Kažkas tokio. Žiūrim, kupčiausi mes dabar jau. Miškininkai jau susirinko. Varom, apsisuksim. Ir atgalios jo. Taip. Jo, čia gerai lentam. Nu va, kaip puikiai. Varom dabar apsisuksim. Bet turėtų čia viskas be cirkų būt gerai man, pagal mane. Nelabai čia yra ko bijota, ne? Jo, čia idealiai. Taip. Biškį langą atsidarysim. Galva iškiši geriau, gi neregitrai čia egzą laikom mane. Biškį nesivairuoja jau ant to smėlio. Reikia pasitiesinti labai, kai vairą susuki arę. Bet viskas gut. Čia net įsijungęs blokiruotės važiuoju. Viskas super čia. Ką, varom tada? Jungsim siurblį, duosim gazą ir krausimės. Puikiai, žinokit, labai džiaugiuosi šitokiais sandėliais. Tai va, lipam į kraną ir dirbam.
ir vėl puikiai sekės pasikrauti. Idealiai. Varom antrą reisą nuvešim, o blemba, kiek čia transporto priemonių. Iš kur čia blemba visi? Gal šviesoforą čia taip paleido, bet žiauriai daug mašinų. Ir iš anos pusės. O čia koks traktorius važiavo, kad tiek surinkęs. Atrodo, ten prieki kolonas važiuoja. Neblogas šniūras, ne? Rimtai čia. Tauragės masteliais, tai čia kosmosas, ką galim važiuoti. Va. Viskas. Reikia pasiekti vėl Šilalę, įsikrauti ir grįžti likutį susirinkti visą, turėtų užtekti. Ir viskas. Turbūt į kitą vietą kraustysimės. Tai va, toks planas kol kas. Varom dabar iki Šilalės. Šiaip oras tai pasako, plius 12 rašo, kol stovėjau, turbūt turėtų plius 10, nes va, be striukės, be nieko, tai pasako labai gerai. Vaikštai savo, nei šalta nieko, vėjo nėra. Aišku, tokia drėgmė tvyro laukia, bet kaip ir normaliai. Dar taip einu aplink mašiną, raišiu, blem galvo, kaip pasilgau tokių pasivažinėjimų, krovinių pavežioti, taip toliau. Tokių ilgesnių biškį reisų. Pasikrauni, kažkur važiuoji. Nu, va taip va. Čia pusę metų, kai tik dirbau su vilkikais. Kroviau juos pastoviai. Tai įlendi į gyrę. Kol medį įsirankiai, kol susirenki, susiveži. Nu, taip ir diena visą praeidavo. Vakarėje jau darbo kaip ir labai nėra. Vėl laukia kitos dienos. Ar kažkur pervažiuoji tuščias. Tai va, net realiai nebuvo ką jums rodyti. Ir vienu žodžiu vaikštų, blem, fainai, biškį atsigautų, ant pavažinėjimų. Senai jau taip yra buvę. Visai smagu. Tokie va pamąstymai. Ir pasiekėm gamyklėlę. Gan greitai, tik tai tiek, kad jau po 12 užsiroviau ant pietų. Tai arba pats įsikraudinėsiu, arba reikės laukti, nežinau. Čia bus geriau. Reiktų ir man pietus pavalgyti. Po kiek laiko turėsiu normalius, nes tai bėgi. Su tais vilkikais nėra kada pavalgyti, griūdamas, skubėdamas. Aišku, pats kaltas. Nevėja su pagaliu, bet taip jau gaunas. Jo, ką, važiuojam į teritoriją. Eisiu, apsižiūrėsiu, gal pats nusikrausiu. Jeigu pietauja vyriokai. Ramu, niekas nedirba. Tai va. Viskas nurimė. Reikia čia ir pasidėti šoną. Čia va pirmas mano reisas sukrautas. Čia kažkas kitas atvežė. O aš sudėsiu. Turbūt čia. Gal ant viršaus reikia sumest. Čia 6 metrai. Nu, padėsiu savo skirtukus ir iškrausiu. Einu įsiregistruoti ir įsimesti. Va, kol kas tiek. Ir reikia sustoti greit užkasti ir varyti toliau darbuotis. Tai va, ką chebra. Tada vieną reisą susuku vienas. Nu, ten pat, į čia pat. Niekada labai įdomus nebus. Paskui žiūrėsim, gal ir čia mus nublokš vėjai. Dar kokius 2 reisus tai norėčiau nuvežti. Tikrai, gal dar 3. Matysim. Tai va, tam kartui tiek. Sustiksim vėliau. Čiau. Na va, ir sugrįžom. Liko va tiek rastelių. Susikraunu juos ir važiuojam dar į vieną vietą. Pasikrausim.
likutį kiek truks pasiimsiu. Tai va, dar kažkur pervažiuosim ir paskui veršiuosi į antrą Tauragės pusę, iš ten reikės kažkur vežioti. Tai va, toks planas kol kas. Vėl sukamės ir grįžtam greit susimesiu. Čia ką pasilikau visai jau tokius prastus, reikės sukrauti vilkikus į čipsus, gal sumus kažką tokio, pavėkus. Pašildys katilinės namus miestiečiam. Taip. Tai va toks va planas kol kas. Jo, čia biški taip pasisukiojau, smėlis tas susijudino, bet nieko labai tragiško. O, dabar kažkaip labai gerai va, suvažiavo, kaip matot. Op. Judam pirmin. Vėl viskas pavyko čiulniai. Tai va. Apsisukom, išvažiavom. Greitai susikraunam ir skambinu kitam miškininkui, klausiu, kur čia dabar man lėkti. Bet kaip ir turėtų Šilalės pusė būti. Žmonės vaikštinėja. Prasilenkėm gražiai. Taip. Nu va, tai čia šitie yra prasti supuveliai. Tie normalūs rastai į lentpjūves. Tai aš einu greit susimetu, čia lukterkit, nedaug čia visai to darbelio nusimato. Ir lėksim toliau, žiūrėsim, kur čia mums varytų. Nu va, viskas. Galim varyti, kaip tik va, atvažiavo meistrai, varysim dasikraut kažkur čia, pasikrauk kažkur, pusės dar tiek reikia, dar tiek pat kiek pasikroviau. Tai va, toks planas. O, blemba, mašinėlių daug. Nu, šokam. Skambučiai lipa ant viršaus vienu žodžiu filmavimu, trukdas biški, tai va, varau paskui meistrus ir žiūrim, kas gausis. Čia sakė, kažkur link Pagramo čia važiuosim dasikrauti, žinau šitą meistriuką, maladėts vyrai. Tai va, dasikrausim ir lėksim toliau. Atvažiavom mišką, čia skambučių daug turėjau, tai nebuvo net kaip filmuot kamerą įsijungti. Taip, baigiam atlėkt kažkur, pasikraut. Žiūrim. Kur čia būsim. Šiaip sakau, va, kaip matot, Tauragės regionas irgi keliai plačiausi, aukščiausi, sausiausi, kokybė 10 balų. Mielo malonu man čia Tauragės regione dirbti. Dedam riebų pliusą. Kad ten kažkur įsisūdyt, aišku, gal yra, bet nu nesu niekad įsivėlęs į kažkokią šikną, kad nebūtų kur apsisukt, dar kažko. Važiuoja, nu kaip nors, nėra tokių va dalykų. Stovi pas vyriokus gerai būna. Tai va. Čia jau turėtume kvartalą būtų važiavę. O, ką tik nugreideriuoto matosi, šviežiai kelias. Nu ko norėt geriau, o ne? Tai va. Kaip ir viskas, atvarėm lyg tai va. Matau štabeliuką, greit susimesiu ir čia netoli, kiek rodo 20 kg iki lentpjūvės vietoj. Va, kraunamės ir važiuojam. Jo, nu va, kelias nugreideriuotas, puikus, eikti savo kaip gerai. Super, 10 balų. Tai va, stojam ir dedamės. Čia gal
Biškį reikia nuo šito galo imt. Jungiam siurblį, duodam gazą ir kraunamės. Nu ką, gerbėmieji, važiuojam. Navigacija pažiūrėjau, kur veda. Tai meistras patarė biškį kur kelią nukirst. Vėl važiuosim mišku, bet sakė, toks va kelias platus, geras. Nu, svarbiausia, kad iš priekio nieko nesutiktų. Bet sakė, ten jo kaip teritorija, kur darbuojasi, tai kirtimų nieko nėra, tai turėtų kaip ir nebūt. Nebent toks kaip aš vienas. Tai va, dar šitam darbė niuansai va taip, va, kai važiuoju miškais, labai baisu kažką iš priekio sutikti, ypač kai nėra kur prasilenkt. Va tada ne juokai. Kelias negreideriuotas, lygus, gražus. Tai va, sukam į kairę ir lekiam įsikrauti. Paskui skambinsiu, jau dabar beveik 5 valandą, nu gal priims dar vieną kartą pasikrauti. Visai norėčiau. Taip, čia praėjo priekaba, nu į puikiai. Kol kas važiuom, žiūrėsim. Sakau, dar norėčiau kartą nuvaryti pasikrauti. Tuo labiau laiko dar biškį turiu, tikiuosi meistras priims. Minam. Ką, susiskambinau, jau šiandien sakė nebepriims, jau bus 7. Nebus 7, gal būtų pusė 7. Tai rytoj nuo 7 valandos pradedam krautis ir va toks va planas. Nu, ką padarysi, jau ir kaip ir. Šiaip sakyčiau, neblogai čia suplakiau 4 reisiukus, plius pargrįžt. Nu, rytoj važiuosim Berželio krauti su balniukais, tai va, gal porą reisų padarysiu. Ar 3, ar 2. Kažką tokio ir varysim su balnais krautis Beriozus. Tai va, toks planas. O čia dabar mečiau kelią dėl takelio. Bet kol kas tas kelias visai geras. Sakė, toks ir turėtų būti. Tai va, raitom iki fabriko, įsikraunam ir važiuojam į rytojaus pasikrovimo vietą ten. Ir reikės nakvot, sustosiu šiandien kūro, užsipilsiu. Nusipirksim, ką nors, dar reikia man į parduotuvę užeiti. Nusipirkti vieną dalyką. Tai va, praleisim laiką va taip. Viskas čia pakeliui gausis, tai liuks. Kaip degalinė ir parduotuvė, taip toliau. Nu, kol kas nei kiek nesigailiu, kad mečiau kelią dėl takelio. Puikus kelias. Stelnikės laksta. Pasaka. Tai va, vietom taip va biški būna, bet iš principo sakau, čia keliai vat Tauragės urėdijai, tai kažkoks stebuklas. Niekur taip nėra. Nu, Joniškio dar yra, bet ten tokių vietų yra kaip ir keliai geri, bet jie iš kažkokio molio ko padaryta, kaip prilyja, tai pasidaro čiuožykla. Bet irgi platus, o tokie geri. O čia tai va, kaip patys matot. Dedam laiką. Dar vienas krovinys pristatytas. Įsikrausim ir lėksim ruoštis rytoj. Šiaip tai aš turiu ką veikti vakariais, reikia ir susitepti ir viską, vienu žodžiu, ir pasitvarkyti dokumentus, viską. Tai va, ir tikrai laiką praleidžiu vakare su kažkokia veikla, būna ką veikti. Tai va, tą ir padarysim. O kaip gerai šviečia faras, vajezu. Lendam išsikraudinėti.
Nu va, sustojau, Šilinės girininkija atvažiavau. Vietos čia kaip ir nemažai. Tokios pievelės va, pasistačiau bolidą. Čia žvirkeliukas eina. Čia kažkokios toliau dirbtuvės yra. Žinau, sunkiai matosi naktį. Tai va, ką, reikia kraną persitepti ir eiti ilsėtis. Tai va, po ilgo laiko toks mano vlogas. Rašykit komentarus, ar tinka, patinka, ko dar laukit. O rytoj vėl varysim įdomią dieną laukia. Po miškus pasitrankyti. Tai va, kol kas tiek, man atrodo. Nieks dabar ant liežuo galo nekaba. Neparepetavau, ką jums čia papasakot. Ir tiek, tai va. Visai tokia gera diena. Darbinga, gerai padirbėjau. 4 krovinius pristačiau, tai super. Viskas. Kaip ir sakiau, pertepu kraną, einu ilsėtis ir susitinkam ryte. Čiau. Nu, karočią, dar tokią feilą neturėjau. Blemba, ne prie tos girininkės atvažiavau. Kita čia už 14 kilų. 13 gal rašo. Dar nebuvau taip susivėlis. Ne prie Šilinės, o prie Eičių girininkės atvažiavau. Pipėts. Buvau įsitikinęs, kad čia Šilinės girininkė. Pastėjau taškelį. Google įtraukiu, bet nerodo. Paskui įsivedžiau Google Maps. Pipėts rodo Šilinės girininkė. Tai lėksiu dabar tenai. Tik tiek, kad atrodo tenai miegojimas visai palei kelią. Tai vienu žodžiu. Dar nebuvau taip, kad net ten nuvažiuot. Kažkokis nesąmonė. Nepažįstu šitų kraštų gerai. Retai čia kraunusi, retai kraunu. Tai va, taip gavos. Susifeilinau, tai ką. Varau atgal. Vienu žodžiu.